Sveiki gyvi! Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip ką tik įsigijus pradėti naudotis navigacija. Tad nieko nelaukiant, iškart įjungiame konsolę. Tam padaryti spaudžiame įjungimo mygtuką ir laikome iki kol pasirodys logotipas. Trumpai palaukiame, kol viskas užsikraus. Tai gali užtrukti iki minutės. Kai navigacijos programa bus įjungta, trumpai parodysiu, kaip susikurti darbą ir gairės liniją ir kaip veikia AG OpenGPS navigacijos programa. Įsijungus navigacijos programai, ekrane matome langą, kuris informuoja apie prie konsolės prijungtų modulių ryšio būklę. Žaliai paryškintas GPS imtuvo langelis indikuoja, kad viskas prijungta gerai. Todėl sumažiname šį langą, daugiau mums jo nereikės. Norint pradėti naują darbą, spaudžiame ant darbo meniu piktogramos, pasirenkame Naujas iš numatytojo, įvedame pavadinimą ir patvirtiname. Toliau įjungiame sekcijų kontrolę. Sukuriame naują AB liniją. Spaudžiame ant pliuso, pasirenkame AB liniją, spaudžiame ant A raidės, nuvažiuojame iki lauko galo ir spaudžiame ant B raidės. Paspaudžiame patvirtinimo piktogramą abiejose iššokančiuose languose. Viršuje, centre, matome paklaidą centimetrais nuo gairės linijos, pagal kurią vairuosite traktorių. Užbaigus darbą, iškeliame lauką iš navigacijos lango. Vėl spaudžiame darbo meniu piktogramą, pasirenkame Užbaigti. Norint išjungti konsolę, galime palaikyti išjungimo mygtuką arba spausti X lango viršutiniame dešiniame kampe. Šiam kartui tiek, sėkmės darbuose linki Agropilotas LT. agropilotas.lt